Sveikučiai. Rytas suraitytas, pavalgėm, atsigėrėm kavytės. Labai fainas oras šiandien. Aš jau sėdžiu vairuotojo sėdynį, Gabrielė nuvarė plaukų pasidžiavint biškį po plovimo. Taip, ant lempučių, kaip matot, yra sukabintos baltos kojinaitės prasidžiavinimui, yra kaip yra. Nedžiūna dalykai, biški, ta prasme, laipsnių tai 20, bet vis tiek yra tokia drėgmė, truputėlį mikrosausa, bet neužtenka nei to karščio, nei to sausumo turbūt, kad džiūtų daiktai. Tai džiovina ant lempučių sukabinta. Tai mes pasinaudosim kempingo paslaugom. Dabar pasikeisim visus vandenis. Važiuoju aš iki tos stotelės, kur vandenį pasikeis. Gabrielė ten sakė, prieis. Pasidžiavinu savo galvą. Šiandien jau veikia receptionas normalus. Turiu omeny, kad žmogus yra. Tai Gabrielė ten paklaus, dėl ko ten mumis pačerdžina kažkaip ten tie depozitai. Dar ten kažkas buvo. Kortelės mokestis kažkoks toks tipo už įvažiavimą. Tai biškai įdomu ten kodėl kas. Bet šiaip su viskuo kempingas 2,6 eurai kainavo mums. Tai dabar, nežinau, tuoj pamatysim. Kiek iš tikrųjų, ar ten kažkas nusiminusavo, ar nefiga. Viskas gerai. Viskas gerai? Taip, išsiaiškinome. Ten buvo kažkoks depozitas tiesiog. Keista, šiaip nes rašė, kad depozitas 100 bus, o depozitas pasirodo 50 visgi. Tai kiek kainavo mūsų kempingas? Tai iš viso 260 kronų, padalinta į 7,5, 35. Tai realiai 25 realiai, jeigu jums nereikia skalbtis ir džiovintis. Mums, kadangi jau reikėjo, tai 10 eurų už skalbimą gal visai nemažai, ne? Normaliai, man atrodo, palei Prancūziją. Jo, ir skalbyklose, kurios miestuose žiūrėjau, ten irgi labai panašios kainos. Tai va. Tai 2,5 euras pats kempingas ir su nakvynė be elektros, o paslaugos kitos papildomai biški taip. Žodžiu, tai važiuojam. Vykstam. O mašiną pasistatysim grinai vidury parko esančioj parkingo aikšteliai. Va, parkiukas. Pajudam, čia botanikos sodai, į kuriuos eisime, o mes važiuojam. Va, šiaip labai graži parkingo aikštelė, apvalios formos. Čia jie turi tiesiog keisčiausią dalyką ever. Ant kiekvienos mašinos, praktiškai ant kiekvienos, yra toksai laikroduko lipdukas. Ta prasme, tu grinai taip rodiklytę nustatai į tą laiką, kada tu atvažiavai. Ir čia reikia toms aikštelėms, kuriuose yra limituotas laikas leistinas stovėti. Tai man, pavyzdžiui, čia žiauriai keista atrodo, nes tai yra automatas, ant kurio tu susimoki nuo tam tikro laiko, nuo kada tu atvažiavai. Tai ir tu tą laiką irgi belenkokį gali nustatyti. Tai žiūrėsim, ar čia jis būtinas ar ne. Atėjau prie automato. Dabar yra be 15:02, tai už 3 valandas ir 15 minučių užstačiau iki 5. Mokestis yra 28 kronos realiai. Tai čia apie 4 eurus. Tai gal nieko visai, po eurą su biškiu už valandėlę. Pupytė viena persirengė truputėlį, aprangėlę pasikeitė, į miestą pajudom. Ir beje, dar vieną dalyką norėjom papasakot. Nemėto mano rankšluosčio. Tai kad šiandien, kai jau į dušą pamačiau kempingė tokią lentą vieną, kurioje, įtariu, nes danų kalba viskas buvo, bet įtariu, kad ten buvo surašyta sezono kainos tam kempinge. Tai sezonas pas juos skaitosi nuo birželio 1 iki spalio 1 ir kažkas tokio, ten berods apie 1000 eurų paskaičiavau, kad kainuoja turėti sezonui tą vietą. Tai turbūt, kad taip ir yra, kaip galvojam, kad jie atvažiuoja realiai sezonui, susistato visą čia savo šitą chatą ir tada tiesiog atvažiuoja kaip į sodą, kaip į sodybą ir būna čionais. Tai
gal ir nieko, aš nežinau. Jeigu tavo kita alternatyva tik tais būt bute, tai visai gal variantas, jeigu neturi pakankamai lėšų įsigyti savo sodkės ar sodo kokio. Ir dar pastebėjom tokį dalykėlį, kad jie mėgsta, žodžiu, šiukšlenkė, jeigu kokia stovi kažkur, tai tipo jinai priklauso kokiai mokyklai ar kažkas ir net negalima tipo mest. Tai va dabar radom čia paprastą konteką, kuris priklauso parkui, tai mes kaip parko lankytojos jau išmesime biškį šiukšlyčių, gal niekas jau čia nenumirs. Mes va tokį maišelį norėjom išmesti tam Skagenė, kur ir ten buvo kažkas, prie kažkokios mokyklos ten, bet tokia normali, didelė šiukšlenkė. Ir aš taip jau prieinu prie to šiukšlenkės ir mūsų vyras sako, ne, tipo negalima, čia yra private, tipo privately owned, tipo šiukšlenkė. Nu, ta prasme, tai kur man tai šiukšlės dėt? Visai norėtume užeit, toj pasiaiškinsim, kiek čia brangiai kainuoja. Na, tai puiku šaunu, paklausime, kiek kainuoja suaugusiems, sakė, nemokamai. Tai einame. Nu, čia biški karščiau ir smirda, kaip jeigu nulauži kaktusą, tai va tom sultim tokiam. Labai karštoka, einam greičiau. Šiaip va šiti kambariai, buvom pirmam ten South Africa, čia Afrika, tai labai karšta, o dabar yra tropikai, žodžiu. Tai iškart įeini ir jauti drėgmę ore tiesiog. Iš tokio sauso karščio į drėgną orą. Pas mus yra irgi tų botanikos sodų, bet čia tiesiog tokio aukščio ir dydžio tos patalpos, kad tu iš tikrųjų pradedi jaustis kaip tam miške, pavyzdžiui, va čia, va, tu net nematai sienų per tuos medžius, ant tiek jie dideli ir vešlūs. Iškilom į patį viršų. Čia jau gerokai karšta. Mano akiniai pradėjo rasoti. Pučia dūmus. Bėgam. Pučia dūmus, dujas mūsų nunuodys dabar. O jie joms sakėm čia pačioj drėgna, ne? Iš viršaus ką tik paleido vandens, tiesiog tokių dūmelių. Šit nepadusom viršui. Na, turiu pasakyti, gerą laukia kvepuoti. Ja. Mūsų geras oras. Mūsų geras Europoje oras, džiunglėse būtų sunkoka. Turbūt einam dabar link centriuko. Nu va, atvykome į centriuką. Jie labai mėgsta va taip rūbus išsistatyti lauke ir praktiškai neturi jokių pasaulinių ženklų. Ką matėm, tai va H&M'as, nu va Humelis, o daugiau nei tokias parduotuvės, kaip, nežinau, būna viena ten
drabužiai moterims, pavyzdžiui, tiesiog, kur viena per visą šalį turbūt yra ir viskas. Ir visos atrodė labai brangios tokios. Tai žinokit, taip grubiai sakant, tai viso street foodo kainos realiai tokios kaip Paupio turgui Vilniui. Ta prasme tikrai labai normalios, mes jau taip galvojam, labai konceptas realiai identiškas. Ir kainos tikrai ne kažkokios šokiruojančios, tai biški užsibranginę mes. Labai normalios, nes Paupio turgui labai nenormalios kainos, bet... Paupio turgui brangu, bet tą ir turiu meni, kad mes užsibranginę turbūt smarkiai, jeigu toks turgelis Danijoje yra realiai antram palei didį mieste, yra realiai, sakau, tokios pačios kainos, tai verta pagalvot. O ryte aš jums iškepsiu vaflių. Pasakykit, prašau, kad čia netiesa, ką Monika ką tik sugalvoja. Čia yra tiesiog pisuarai vyrams. Va taip, atsistoji aikštės vidury. O, ir dedi. Nu, nereikia jums subinės rodyti, bet, žinai. Super, o čia mergaitėms pritūpti, va taip irgi labai jau taip gerai užslėptai. Eina šikt. Žiauru. Dar vienas saugios šalies bruožas. Jie tiesiog išstato va tai va kabyklas gatvėj su rūbais savo, kurios nori parduoti. Ir užrašo, jie turi tokį dalyką, kažkokį vadinas Mobile Pay. Kiekvienas naudotojas turi savo koduką, turbūt 8 skaičių. Ir parašo lapuką šalia su kainom kiekvienas rūbas. Ir lapukas šalia su Mobile Pay tuo numeriuku. Ir tiesiog pasiemi rūbą, pervedi pinigus ir išeini. Jo, gatvėje. Tiesiog, neįtikėtina atrodo, ne? Ant kiek čia jie sąžiningi ir vieni kitais pasitikė. Ir ant kiek čia saugu reiškia. Pas mus tiesiog ne tai, kad rūbų neliktų, bet ir tos kabyklos. Iki paskutinės pakabos. Dar kokį ratuką, o dar nusuktų. Jo. Įsimetam paskutinę pagriebtą bagetę iš parduotuvės, nes radom pagaliau sūrio šiandien, pas jos čia didelis trūkumas sūrių pasirinkimo. Tai jau senai norėjom. Sidriuko radom, ne alaus, ačiū Dievui. Pagaliau. Tai nusimato geras vakariuks. Dabar važiuosime apie 5 kilometrus. Panašus kiekis ir minučių bus. O, pakraunam jau. Tarška, buteliukai. Iki tokio miestuko, šalia kurio miegosim. Ten kažkoks ežeriukas, man atrodo, šalia yra. Ir tada rytoj varome į Legolendą. Tūsintis. Pajudėti truputėlį. Iki Legolendo bus mums kažkur apie 50 minučių pavažiuoti. Tai va, nemiegam šalia Legolendo, nes viskas labai brangu. Nu, pavyzdžiui, kempingus žiūrėjom, kiek ten buvo? Nuo 7 kažkas, man atrodo, prasideda tik tais kainos. Tai gal kaip sakant. Sakome ačiū, kitą kartą galbūt. Truputį 5 valandą iš miesto išvažinėjom, tai kamštis, puikus laikas pasirinktas, ane? Mūsų sėkmei su orais nėra ribų tiesiog. Tik sėdami mašiną pradėjo lyt. Šiaip turim pasakyti, kad jeigu reiktų rinktis tarp ką lankyti ar Alburgą ar Arhusą turint mažiau laiko, tai tikrai rinktumėmės Arhus.
daug toksai jaunesnis, gyvesnis miestas, toksai labiau autentiškas, net sakyčiau, iš tų pačių pastatų, iš visokių kavinukių, visko, toksai labai jaukesnis, gal sakyčiau, ne? Visa pati miesto tokia energija daug fainesnė. Aišku, yra labai daug ir jaunų žmonių, nes universitetas Aarhus, man atrodo, pakankamai didelis ir populiarus, yra geras. Tai va, tai šiaip tikrai labiau patiko negu Alborgas ir visai čia mums faina buvo, ne? Jo. Ko juokies? Mums yra šiokios tokios problemos. Atvykome va į tokią miegojimo lokaciją su tualetuku ir šalia va yra toksai ežeriukas, mini, gal prūdelis labiau, tarp miškų. Ir Monikai biški neramu yra, kad nėra ne vieno kito kemperiuko, autobusiuko, nieko, bijos biški miegoti naktį čia. Ne dėl autobusiukų, kad nėra. Nu, nėra autobusiukų, nėra nieko kito, vienas dalykas. Antras dalykas, mes kažkur tiesiog vidury nieko. Trečias dalykas, kad ryšys biški prastokas ir čia tiesiog kažkoks miškas. Tai užtat mes dabar pavažiuosim 9 km iki miestuko pažiūrėti ten esančios kitos aikštelės. Jeigu mums ten patiks labiau, tai pasiliksim, jeigu patiks mažiau, tai grįšim čia. Taip. Važiuojam. Atvykome. Monika sako, kad gera turėti vieną draugutį. Taip, man gera. Puiku. Ir vaizdas geras. Taip. Geresnis. Patinka. Va, o per galą matysime jūros įlanką, Baltijos jūros įlanką. Buvo rytelis, kai kėlėmės anksčiausiai iš visų rytų. Tai yra netgi be 5-8. Žiūriu. Jau mums yra mažai miego, jau atsakytė suštinę. Greičiausiai susiruošėm irgi iš visų rytų, nes norėjom kuo ilgiau pamiegoti, aišku. Tada tenka paskubėti. Sukome į Lidlą, nusipirkti pietų ir dabar lekiame į Legolendą. O pietus perkame todėl, kad kažkam kartais būna prasta reakcija su karuselėm.
Ir todėl mes valgysime tokį paprastą maistą, o ne iš jokių ten restoranų, kad vat, taip skrandukas gerai ir sureaguotų. Monika sakė pasakyti, kad jei vaidenasi kažkoks garsas, Nesivaidena. Cituoju tave, pasakyk, kad man vaidenas garsas kažkoks iš vairuotojo pusės. Ir dar sakė pasakyti, kad man tai nesivaidena. Tai, žodžiu, Monika girdi kažkokį garsą, aš jo negirdžiu. Tai neaišku, ar jisai yra, ar jo nėra. Bet, žodžiu, bet jau mums nebedaug kilometrų iš tikrųjų liko susukti čionais. Dienų dar yra, realiai pusė kelionės likę, ne? Bet kilometrų jau daug mažiau, nes dabar daug labiau koncentruotai viskas palei tas salas bus. Tai tikimės, kad nesulūšime. Nesulūšim, ko čia sulūšim? Tu garsai atsiranda ir dingsta ir toliau važiuojam. Jo? Monika jau nusprendė, va, labai gerai, kad oro uostas šalia, jeigu sulūš mašiną, išskrisim namo. Šitą paliksim ten. Va, pievoj numesim ir gerai. Visi kačiukai eina į Legolendą. Labai gerai, eilių nėra kol kas. Wow. Monika yra Lego fanė iš tikrųjų. Tai jai čia šauni diena, man irgi patinka labai. Atvykome. Žinoma, į vienintelį nemokamą parkingą Lego. Žinoma, į patį tolimiausią ir žinoma, nemokamam stovi vien tik tais kemperizai. Nes mes žmonės tokie, kurie mėgsta nemokamai parkuotis, vat, ir viskas. Ir pabaigta. Čia paeiti dabar iki Legolando yra kiek? 8 minutės, taip. O jeigu nori paeiti tik tai 3 minutės, tai gali mokėti. Jo. Mes netinginiai kemperius tiesa, mes galim paeiti 8 minutės. Kemperistai eis 8 minutės. Pasivaikštom.